Rankų darbo kilimo kaina priklauso nuo kelių pagrindinių veiksnių, todėl ją tiksliai galima nustatyti tik įvertinus konkretų projektą. Kiekvienas kilimas yra individualus kūrinys, todėl jo kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dizainą, medžiagų kiekį, kilimo matmenis ir gamybos sudėtingumą. Pirmoji kainos dalis – dizaino paruošimas. Jei klientas pateikia jau paruoštą dizainą, jo pritaikymas kilimo gamybai papildomai nekainuoja. Tačiau, jei dizainas kuriamas nuo pradžių, jo kaina gali skirtis. Paprastesnio dizaino paruošimas gali kainuoti keliasdešimt eurų, jei jį kuria samdomas grafikos dizaineris keli šimtai eurų. Tuo tarpu išskirtinis autorinis dizainas sukurtas žinomo dailininko ir perduodant autorinės teisės gali kainuoti ir kelis tūkstančius eurų. Antroji kainos sudedamoji dalis – medžiagos. Kilimo gamybai naudojamas pagrindas audiniai ir siūlai. Kuo didesnis kilimas, tuo daugiau reikia medžiagų. Taip pat kainą gali ženkliai padidinti naudojimo žaliavos. Pavyzdžiui, kilimai gaminami iš Naujosios Zelandijos vilnos gali kainuoti net 50% brangiau nei gaminami iš akrilo siūlo. Didžiausią kilimo kainos dalį vis dėlto sudaro darbas. Kaina priklauso nuo to, kiek laiko meistrės užtrunka gamindamos kilimą. Jei dizainas sudėtingas, turi daug smulkių detalių, spalvų ir raštų, reikia dažnai keisti siūlus ir nuolat tikslinti linijas, gamyba užtrunka gerokai ilgiau. Papildomas ir ypač kruopštus etapas yra paviršiaus formavimas, linijų skutinėjimas ir 3D reljefo kūrimas. Šis darbas dažnai užima net daugiau laiko nei pats siūlų prišaudymas. Jį gali atlikti tik patyrusios meistrės, kurios daug mokėsi ir lavino savo įgūdžius. Dėl visų šių priežasčių vienareikšmiškai pasakyti, kiek kainuos konkretus kilimas, nėra paprasta. Tačiau, remiantis jau pagamintais projektais, galima pateikti orientacinį kainos intervalą. 1 kvadratinio metro išskirtinio rankų darbo kilimo kaina dažniausiai svyruoja nuo maždaug 300 eurų iki 1000 eurų ar daugiau, priklausomai nuo dizaino sudėtingumo, medžiagų ir darbo apimties. Trumpai tariant, kuo kilimas didesnis ir sudėtingesnio rašto, tuo daugiau laiko ir darbo reikalauja jo gamyba, todėl atitinkamai didėja ir jo kaina. Rogni Art – su meile iš Alytaus.